merginos, šiandien pati blogiausia diena mūsų gyvenime. Velnis, visko gali būti, bet aš esu šokiruota. Pralaimėjome konkursą ir viskas dėl mūsų raudonų šokėjų uniformų. Turime tai užsirašyti į mano dienoraštį. Labas dienoraštis, šiandien aš ir Zuikės šokėjos pirmą kartą pralaimėjome konkursą ir viskas dėl mūsų šokėjų uniformos. Diana, ar tikrai manai, kad dėl to kalta raudona? Gal dėl to, kad per mažai miegojom ir visą naktį žiūrėjome filmus? Maja, tai tikrai dėl raudonos spalvos, tai atneša nesėkmę. Maja, ar manai, kad tai buvo pirmas kartas? Naktį prieš varžybas nemiegojome, nes buvome susirūpinę, bet vis tiek buvome pirmos, visada pirmos. Visada. Gerai, merginos, antra vieta irgi rezultatas. Knopa, gal tau antra vieta yra rezultatas, bet man tikrai ne. Nebuvau įpratusi būti antra. Dienoraštį kitose varžybose būsime pirmos. Pažadam. Gerai, Diana, sutinku, mes turime būti numeris 1. Tiesiog bandžiau palengvinti situaciją. Merginos, mes patiriam stresą. Turime save nudžiuginti. Kaip? Įdomu kaip. Maja, tai neįmanoma, nes net mano mėgstamiausios spragėsiai su karamelė manęs nedžiugina. Merginos, man gėda pasakyti berniukams apie mūsų antrąją vietą. Gerai, merginos, baikit. Antra vieta buvo pirmą ir paskutinį kartą. O dabar siūlau eiti į paplūdimį. Jūra nuostabi ir joje nuotaika puikia. Sutinku su Maja, merginos, turėsime eiti į paplūdimį ir atsipalaiduoti. Leiskite man pasitvarkyti. Taip, koks žvilgsnis. Stresas tikrai nepadaro manęs gražesnė. Jūra reiškia jūra. Gal paklausysime vaikinų su mumis? Taip, mes pakviesime savo vaikinus. Merginos, aš tada neinu, nes jūsų vaikinais, o aš kaip penkta koja. Nastė, tu niekada nesi penkta koja, tu esi mūsų draugė. Taip, tad reik pasiimti krepšius, maudymosi kostiumėlius ir pirmyn ir kažką skanaus. Maja, tau reikia tik kažko skanaus, mes valgome tik vaisius. Sveikos merginos. Sveiki, vaikinai. Mes atėjome jūsų pasveikinti. Pasveikinti mūsų kuo? Su antra vieta. Rimtai? Antra vieta, Kirilai, po knopos kartoti nereikia. Antroji vieta nesėkmė ir viskas dėl mūsų raudonų uniformų. Gerai, stop, uždarom temą. Vaikinai, ar jūs su mumis? Vaikinai, būsiu labai dėkinga, jei nenorėsite eiti, nes jaučiuosi kaip penkta koja. Tikrai. Berniukai, nekreipkite dėmesio, Nastė tiesiog nepasitikė, kai esame su berniukais, jaučiasi kaip penkta koja. Nastė, nesijaudink, mes neįsime į paplūdimį. To prasme, kodėl? Nes mes taip pat greitai turėsime varžybas ir turėsime eiti treniruotis. Aisi, gal numesi krepšį, kam tau to reikia? Ne, Maja, aš noriu būti krepšininku, aš esu kietas, kol esu vienas. Puiku. Vaikinai, ir aš taip pat manau, kad jums laikas eiti, nes mes ruošiamės į paplūdimį. Nastė, palauk, man reikia bent apkabinti savo merginą, ji eina į paplūdimį. Tikiuosi, kad Nastė greitai susiras vaikiną ir nustos pavydėti. Gerai, merginos, manau, turime paleisti savo berniukus. Vaikinai, atem. Gerai, nežiūrėk į kitus vaikinus. Kirilai, mes niekada nežiūrime į kitus vaikinus. Vaikinai žiūri į mus. Nes nesame kaltos, kad turime gražias baltas šypsenas. Oho, Maja, tu tikrai savimi pasitikė. Aisi, ar tu kažką prieštarauji? Ne, gerai, viskas, vaikinai, ime. Iki pasimatymo. Iki. Merginos, geros dienos. Jūsų berniukai su mumis neis. Nastė, viskas dėl tavo pavydo. Labai bijau pasakyti Kirilui, kad paliekame komandą. Kas bus su mumis? Sakysime, kad užsiėmame kažkuo kitu. Aš esu kamuolio žaidėjas, o aš esu čiuožėjas. Štai jie. Sveiki, krepšininkai. Ką jūs veikiate krepšinio aikštelėje? Atėjome pasveikinti jūsų zuikių mergaičių su antra vieta. Ir nupirkom raudoną puodelį, kaip jų negražios šokėjų uniformos. Nejuokinga, ar tikrai manote, kad jos pralaimėjo dėl raudonosios uniformos? Jų varžovės buvo 2 kartus didesnės ir kojos buvo ilgesnės. Štai kodėl jos šoko 2 kartus aukščiau. Jūs siaubingai saugote savo šokėjas. Imkit šitą taurę jūsų, duokit zuikiai. Atminkit, kad jūsų zuikės nebėra numeris 1. Pasirodė pakankamai. Vaikinai, kaip jūs su jomis kalbate taip grubiai? Nes mes malonus ir švelnus. Katės, eikite iš čia. Jaučiatės geriau? Taip. Tai štai, palikite krepšinio aikštelę. Ką? Dabar. Merginos, mes padarėme gerą darbą, padarėme tai, ko reikėjo. Mes įteikėm joms gėdos taurę. Zuikės nebe numeris 1. Sveiki. Matai, jie mūsų net negirdėjo. Kirilai, mums reikia pasikalbėti, tai labai svarbu. Kas yra svarbu? Treniruotės dabar svarbios. Atsistokite ir pradėkite treniruotis. Aš jau nebe krepšininkas, aš taip pat. Mes išsigandome, bijome pripažinti, kad paliekame komandą. Viskas gerai, dabar pasakysiu. Kirilai, aš jau nebe krepšininkas. Aš išeinu iš čia. Tavo eilė. Kirilai.
Ar nebesitreniruojate? Zakai, kas tavo rankoje? Atrodo, kad tai riedlentė. Atsiprašau, Kirilai, aš jau nebe krepšininkas. O, ar jie paliko komandą? Na, su jais pasikalbėsime vėliau, o dabar treniruotė. Vaikinai, jūs būsite... Taigi, merginos, parodykit man, iš kokių podelių turėtų gerti tikros damos. Mano podelis? Loren, tu jau suklydai, kad čia per didelis podelis. Bet tai mano mėgstamiausias močiutės podelis, iš jo geriu viską, sultis, arbatą, kavą. Kokia močiutės dar taurė, ponios iš tokių podelių negeria. Nesu tikra dama, turiu mažiausią podelį. Aš mažai valgau, mažai geriu, kaip tikra princesė. Taip, puikiai Taja, tu įdėmiai klausai manęs per pamokas. Ji guli naktį, ėda prie šaldytuvo ir geria sultis iš butelio, sutinku. Štai ką pavydas daro su tomis, kurios nėra damos. Parodykit man dabar, kaip jūs valgo sausainius vakarėlyje. Sveikos, merginos! Vėl kursai kaip tapti ponia? Merginos, pasiimkite gyvatę su savimi. Aš paimsiu bananų, aš paimsiu apelsinus, paimsiu jogurto. Zuikės, merginos, ar nenorite prisijungti prie mūsų kurso, nes yra tik viena dama ir viena doma. Merginos, ar valgysite sausainius tokiam vakarėlyje? Gėda, sausainiai skanus, galime jos valgyti, Stela. Kaip galima kasti gabaliukais, nieko nepajusi. Merginos, manau, turite nutraukti šį kursą, nieko negausite iš jo. Merginos, jūs per toli nuo damų, nešvaistykite laiko, geriau eikite į paplūdimį, toks gražus oras. Gražus berniukai. Tinklinis ir nesėdėkit čia ir nevalgykit sausainių. Ačiū, merginos, už kvietimą, bet mes atmesime šį pasiūlymą. Tikros damos plaukioja baseine. Tu plaukiai, Taja, o mes nardom. Kaip norit, mes einam prie jūros. Pasakykit berniukams, kad išėjome. Ate. Merginos, jei būčiau jūsų vietoje, aš neičiau prie jūros, ten yra blogų berniukų ir galite patekti į bėdą. Aha. Merginos, nesijaudinkit dėl mūsų, mes nebijom jokių berniukų. Mes stiprios ir galime apsisaugoti. Kaip jos pasitikė savimi? Nuo bėdos dar jos nepabėgo. Taigi kita damos taisyklė. Merginos, pamirškit antrąją vietą ir pirmin. Poilsis. Ir žaisim tinklinį. Kaip gaila, kad berniukai negalėjo prisijungti prie mūsų. Viskas gerai, mes vis tiek linksminsimės. Niekas nesugadins mūsų atostogų. O dieve. Merginos, koks puikus oras. Aš matau gražių vaikinų. Knopa, ką? Mes turime vaikinus ir tik Nastė gali kalbėti apie gražius berniukus. Kodėl Nastė? Man čia niekas nepatinka. Merginos, įsikursime prie tinklinio aikštelės. Tai puikiai idėja, tada eisime žaisti tinklinio. Merginos, į mus žiūri gelbėtojas. Nastė, jis žiūri į mus kiekvieną kartą, kai mes čia ateiname. Jis tik prisiminė mus, gražias merginas. Gelbėtojas mus prisiminė. Toks karštis, net vandeniui neturiu pinigų. Ką? Zuikės? Ką jos čia veikia? Negaliu leisti, kad jos mane pamatytų. Merginos, pažaiskime tinklinį. Dar kartą. Vienas, nulis. Diana, gaudyk. Ar pasiruošusios merginos? Knopą mestų aukštesnė. Na ką? Knopa, pirmyn, tu! 2-0. Merginos, tinklinis yra bloga idėja, per karštą. Negaliu žaisti normaliai, turiu geresnių idėjų. Einam visos kartu pasimaudyti. Atsiprašau, Zuikės, bet man reikia telefono ir pinigų.
Kaip sekasi? Kaip suprasti, kad palikote komandą? Tiesiog supratome, kad krepšinis ne mūsų reikalas. Ir aš supratau, kad jaučiuosi kaip žaidėjas. Man patinka mažesni kamuoliukai. Mažesni kamuoliukai ir didesni. Kirilai, nesijaudink, be mūsų jūsų komanda bus stipresnė. Jūs išėjote, nes esate silpni ir jūs nenorite būti silpni tarp stiprių berniukų. Sutinku su tavimi, Aisai. Vaikinai, nereikia mūsų vadinti silpnais ir beje, man nebereikia dramblio. Kam turėčiau jį atiduoti? Laikykis, kai norėsi sugrįžti, kelias į krepšinį bus uždarytas. Taip, mūsų komandoje nereikia išdavikų. Supratai? Merginos, vanduo nuostabus. Persirengiam į maudymosi kostiumėlius. Kur mūsų krepšiai? Čia buvo mūsų krepšiai. Mūsų krepšius tikriausiai pavogė. Tai Stela kalbėjo apie blogus berniukus paplūdimyje. Merginos, mūsų krepšiai buvo pavogti viskas. Telefonai, pinigai. Merginos, mano Instagramas, jie nulaušė. Merginos, ar tai reiškia, kad mes nesiplaukiosime? Mums nedelsiant reikia policijos. Ir kuo greičiau mano Instagramas, mano prenumeratoriai. Ir gelbėtojas šiame būrelėje viską praleido. Knopai žiūri plaukiančių žmonės, o ne mūsų daiktus. Nedrįskit blogi berniukai pasirodyti, aš padarysiu iš jūsų paplotėlį. Merginos, policija! Vaikinai, skambina policija. Ką mes padarėme? Sveiki, taip. Aisas kalba. Vaikinai, jie kažką padarė ir išėjo. Vaikinai, taip lengvai nepaliksite šito dalyko. Mes nieko nepadarėme. Mes nieko nedarėme. Berniukai, ramiau, tai Maja. Ką tu darai? Pavogti berniukų, mergaičių krepšiai, telefonai? Ar merginoms viskas gerai? Paklausk, ar viskas su jomis gerai? Merginos, ar jums viskas gerai? Taip, telefonai, nesvarbu. Svarbiausia, kad jums viskas gerai. Duok man. Sveika, Maja. Duok pasikalbėti su Diana. Negalime leisti mergaičių vienų eiti į tą vandenyną. Vienos problemos. Mes išeiname. Sėdite čia, mes nebaigėme. Diana, nesijaudink. Prenumeratoriai vėl užsiprenumeruos. Svarbiausia, kad tau viskas gerai. Gerai, laukime tavęs. Tikrai. Taip, merginom šiandien baisios dienos. Antra vieta, vogti telefonai, vagiami krepšiai. Taip, ir Instagramą galima nulaužti. Taigi, berniukai, mes nedelskime. Mergaitės vienos. Ką mes su jomis darysime? O ką jos nori, kad darytume? Ką darysime su mumis? Tiksliau nieko, komanda išgyvens be jūsų. Išgyvensime ir be tavęs. Ir neskambink mums atgal. Taigi, komandoje reikia naujo stipraus žaidėjo. Viskas gerai, Kirilai, mes surasime tai. Nesijaudink. Paklausiu savo berniukų, gal kurie žaidžia krepšinį čia? Merginos, manau, kad reikia švęsti zuikių pralaimėjimą. Gal einam į paplūdimį? Taip, liko tik nueiti į kambarį ir pasiimti leopardinius maudymosi kostiumėlius. Merginos, man patinka žiūrėti, kaip zuikės eina žemyn į gilią duobę. Merginos, parodykit, kaip damos leidžiasi laiptais. Mes jau išmokome to. Teisingai? Žinoma, kad ne. Jei taip nusileisit kokiam nors renginyje, visi iš jūsų juoksis. Mokykitės, kol būsiu čia. Žiūrėkit, merginos, eikit, laikykit smakrą aukštai, akis tiesiai, nežiūrėkit į grindis, ant grindų neguli doleriai. Netiesa, aš visada žiūriu ant grindų ir randu daug dalykų. Tai viskas, mes laisvos? Pavargom, pusę dienos mokomės tavo taisyklių, norim į pliažą. O, sveikos, tipo damos. Ar girdėjot kokių nors nuostabių naujienų? Zuikės konkurse užėmė antrąją vietą. Kaip šaunu žiūrėti, kaip zuikiams nesiseka. Antrą vietą? Merginos, dar viena taisyklė. Damos į kitų gyvenimus nesikiša. Joms įdomus tik jų asmeniniai dalykai. Klausyk, Stela, tu per rami. Tau tikrai nerūpi, kad zuikiams nepasisekė? Esu tikra, zuikiams tai tik pradžia. Merginos, jūs ne damos, ten yra bernai. Bernai yra įdomesnės nei damos. Ne, nesakyk taip, ar baigiam, norim į paplūdimį, kol dar nevėlu. Taip, einam į paplūdimį, merginos, pasiimkit vientisus maudymosi kostiumėlius. Jie eina su mumis į paplūdimį. Merginos, mums taip nepasisekė, čia ne kažkokia juoda, raudona juosta ir viskas dėl raudonų uniformų. Reikia atsikratyti jomis. Niekada gyvenime nevilkėsiu raudonos. Žinai, kad dėl jūsų turėjom problemų. Mes kažkokios problemų traukos objektai. Mes niekada nerasime savo telefonų. O policija mums nepadės, nes nėra liudininkų. O tas gelbėtojas praleido viską. Diana, man įdomu, ar tavo Instagramas jau buvo nulaužtas? Ar visi jūs atsekė? Maja, kodėl tu dabar apie tai kalbi? Merginos, atrodo, kad pinigus, kuriuos sutaupėme drabužiams, teks išleisti naujiems telefonams.
Turiu susigrąžinti savo Instagramą. Berniukai, Kirilai, esam apvogtos. Nuėjom pasitikrinti vandens, grįžom, o mūsų krepšių nebuvo. Jokių krepšių, pinigų, telefonų, net vandens. Merginos, nesijaudinkite, mes taip pat turime problemų. Kokios problemos? Jos tikrai nebuvo apvogtos. Merginos, gal aš einu, kol jūs čia apsikabinsite. Nastė, tik čia. O policija? Policija jums nepadėjo? Taigi klausykit, policija atvedė 5 žmonės ir paklausė, ar atpažįstate plėšiką. O mes žiūrėjom ir tik mirksėjom. Mes plėšiko nematėme, todėl pažiūrėjome juos ir pasakėm, kad neatpažinom ir jie išėjo. Galbūt kažkas pavogė krepšius, bet mes nežinom. Tomai, ar nupirksime naują telefoną? Kurį? 13 kaip ir anksčiau. Merginos, neturėtume pamesti lagaminų. Merginos, nesijaudinkite, mes surasime jūsų telefonus. Aisi, tai gal dabar eisiu jų ieškoti, žinai, aš negaliu gyventi be telefono, tai mano gyvenimas. Merginos, mes irgi turime problemų. Ir jums neįdomu? Mūsų problema yra niekis palyginti su merginų. Kai ką prisiminiau rankinėje, neturėjau tik tais mūsų telefonus, bet ir pinigus, visus sutaupytus pinigus. Tai ne raudona juosta, tai amžina nesėkmė. Diana, kodėl nešeisi visus pinigus į paplūdimį? Ir pasakykit berniukams, kad mūsų problemos yra blogesnės nei mūsų. Pasakykit, berniukai. Tiesą sakant, Šonas ir Zakas paliko komandą, tai taip pat problema mums. Nesijaudinkit, berniukai, tiesą sakant, aš niekada nemėgau Šono ir Zako, ypač Šono. Taip, jis buvo toks erzinantis. Ir jis nebuvo geras žaidėjas, tik demonstravosi, bet man gaila Zako. Fū, čia buvo zuikės, o aš pavogiau jų krepšius. Ir Diana buvo čia. Gerai, pažiūrėkime, kas yra jų krepšiuose. O, telefonai. Gerai, tai Nastės, Nopos, Majos. Kas yra šis vaikinas Dianos užrakinimo ekrane? Todėl Diana man neatsako jau 3 mėnesį. Ji turi naują vaikiną. Na, Timūrai, pakalbėsime su šiuo smurfu. Prasideda linksmybės. Labas. Merginos, žiūrėkit, naują kolekciją. Tokie šaunūs dalykai. Norėjau nusipirkti šias basutės. Dabar naujus Dior drabužius žiūrėsime tik žurnale. Palauk, kas tu toks? Gal susipažinkim? Merginos, atitraukite dėmesį nuo savo žurnalo. Kažkas skambina Kirilui ir grasina. Kirilas viską išspręs. Klausykite, merginos, ar Dioro kolekcijoje yra vyriškų drabužių? Aisai, tu galvoji apie mano naują telefono pirkimą mano, ne apie Diorą. Tomai, kas skambina Kirilui? Nežinau, matai, jis išprotėjęs. Neskambink čia, aš tave surasiu. Kažkoks nevykėlis mane vadina smurfu. Kirilai, gal tavo buvę draugai juokauja? Nežinau, man nepatiko tas tonas. Leisk man jam paskambinti, ar jis išprotėjo? Kirilai, tai buvo skambutis iš Dianos telefono numerio, tai plėšikas. Plėšikas, Kirilai, nesuprantu, iš mano telefono paskambino plėšikas, o tu nesupratai, kad tai mano telefono numeris? Ar aš neįvesta į tavo kontaktus? Ar aš neužrašyta? Esu tave įsivedęs, bet visokiais emodžiais. Turiu daug tokių žmonių. Šaunu. Klausyk, skambinai, grąžink telefonus mergaitėms. Numetė telefoną. Klausykite, merginos, gerai, kad su juo bendraujame, reikia kviesti policiją, čia ir dabar. Aš tai padarysiu dabar. Kirilai, telefoną. Ir prašau, ar gali mane užsivadinti įprastai Diana ir Širdutė? Draugai, spauskite like, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Mes iškviesime policiją ir bandysime surasti plėšiką, kuris pavogė mūsų krepšių su telefonais. Iki pasimatymo ir ate! Alio?